Sveikos mielosios žuvytės. Jūs tai zodiako pabaiga. Arba jūs tai tas ženklas, kuris parodo galutinį žmogaus kelio tašką. Kuo mes turime tapti ir kuogi? Žuvų dieninis šeimininkas yra Neptūnas, naktinis Jupiteris. Tai reiškia, kad visų žmonių, o taip pat ir žuvų užduotis – išmokti mylėti visą pasaulį, visą kas gyva ir tapti išmintingais. Tai išminties, meilės, gerumo ženklas. Beje, žuvų era, kuri netaip jau senai baigėsi, ir buvo išskirtinė kuom. Kad būtent žuvų era mums padovanojo ganytoje, krikščionybė. Viską, ką galima pasakyti apie krikščionybę, tikėjimas, meilė, viltis, visą tai galima pasakyti apie žuvis. Meilė, gėris, atsidavimas, pasiaukojimas, išmintis. Taip, Jupiteris naktinis šeimininkas ir žuvis turi teisę visus mokyti, panašiai kaip šauliai. Žuvų ir šaulių šeimininkai yra tie patys Jupiteris ir Neptūnas. Tik tai žuvis jau vandens ženklas. Čia daugiau ramybės, atsipalaidavimo, atleidimo. Po žuvų tik tai Dievas. Ne veltui aukščiausiojo atsiųstas sūnus gimė prasidėjus žuvų erai. Iš kur tiek daug meilės žuvų ženkle? Ir ne tik todėl, kad Neptūnas kaip aukščiausia meilės išraiška yra dieninis, tai yra pagrindinis žuvų šeimininkas. Žuvise egzaltuoja Venera. Žuvų ženklas, galima sakyti, gyvas meilė. Žuvis tiesiog myli viską. Myli žmonės, gyvenimą, myli šį pasaulį. Religinę meilės ekstazę Dievui, tai irgi žuvų ženklas. Žuvis poetai, romantikai, įsimylėjėliai, tai irgi žuvis. Žuvis yra vynas, gėlės, aromatai, okeanai, begalinės kelionės po šį pasaulį ir po kitus pasaulius. Kartais kalbantis su žuvimi negali suprasti, apie ką jos. Jos tiesiog išplaukia į kitus pasaulius. Žuvis visus moko gerumo, meilės, taikos, santarvės, išminties. Žuvis viską mato iš esmės. Jos toliaregiškos. O kokie žuvis nepastebi? Kokios jų, tarkim, neįvaldytos, o galbūt jau pamirštos ir nebereikalingos kaip koks rudimentas, nukritusios, praleistos, atidirbtos pusės. Tai Merkurijus ir Prozerpina, planetos depresijoje. Priminsiu, kad zodiako kelionė, jinai yra ir žmogaus vystymosi kelionė. Ir žuvis, kaip būdamas seniausiu zodiako ženklu, byloja, kad po žuvų ženklų gimsta be galo senos sielos, turinčios jau didžiulį įdirbį, viską, praėjusios viską, išmokiusios ir dabar vienintelis, kas jiem liko, tai mylėti, išmokti kitus, mylėti ir ilsėtis. Savotiškas poilsio ženklas, beje, žuvim tikrai leistina tingėti, ilsėtis, nieko nedaryti. Atsipalaiduoti, aukščiausiam lygmenį tai yra meditacija, atsiribojimas nuo išorinio pasaulio ir daug šventų yra po žuvų ženklų. O kasdieninėme gyvenime, jei būsime atidesni žuvų elgesių, pamatysime, kad Merkurijaus ir Prozerpinos šiam ženklui būna ir pritrūksta. Tiksliau sakant, jos puikiai įvykdo žuvis. Merkurijaus ir Prozerpinos funkcijas, tik visiškai neaišku kokiu būdu.
Merkurijus prozerpina tai informacija, tikslumas, konkretumas, kažkokie labai aiškus dalykiniai, praktiniai kažkokie reikalai. Ir žuvis tarsi sugeba apeiti žinomus logikos, žemės traukos dėsnius ir sugeba gauti visiškai teisingą rezultatą ir žymiai anksčiau. Aš prisimenu vieno seno savo bičiulio, kuris buvo mokslininkas, vadovavo šviesolaidžių laboratorijoje, tai buvo Peterburgas, kuris pats būdamas astrologas stebėdavo savo darbuotojus, mokslininkus, jų veiklą. Na ir jis pasakojo, kad štai kai tarkim, laboratorija įsigydavo kažkokį tai užsienietišką įrenginį, susijusi jau su aukštosiomis technologijomis, kažkokiam ypatingom programom. Laboratorijos viena iš užduočių būdavo nuskaityti, iššifruoti tas programas ir kažkur panaudoti jau konkrečiai jau vietiniai ten pramoniai ar mokslui. Ir kai būdavo, tarkim, tokia programa, tokia technologija, kurios nesugebėdavo niekas įveikti, nulaužti kažkokiu tai raktų šifru, neatsitiktinai už šifravimų šifrus atsakingas žuvų ženklas Enigma. Viskas, ką galima pasakyti apie žuvis, mes galime tirti štai šią žymę grupę Enigma. Pastudijuokite šitos grupės istoriją ir jūs žinosite, kas yra žuvis. Taigi, kasgi nutikdavo tos laboratorijos gyvenime, kai niekam nepavykdavo iššifruoti kažkokiu tai kodu. Tada jis kreipdavosi į vieną pasidirbantį žmogų, kuris buvo žuvis. Jis atsisėsdavo, porą valandų pasėdėdavo prie užduoties ir iššifruodavo. Ko visa laboratorija, visi darbuotojai negalėdavo per savaitę 2 padaryti, jis padarydavo per porą valandų. Ir tai būdavo ne vieną kartą. Ir jis sakydavo, aš sako, aš jo klausdavo, tu man paaiškink, tu man pasakyk, vat kaip tu tą padarai. Jis iššifruodavo, jis nulauždavo tuos raktus. Jis pasimesdavo, sako, nežinau, ir jam būdavo keista, kaip čia taip natūralu, taip paprasta, kaip jie čia negalėjo susitvarkyti, bet paaiškinti, kaip jis tai padarė, jis nesugebėdavo. Štai va toksai konkretus pavyzdys, kalbantis apie žuvis. Jie, galima taip vaizdžiai kalbant, gal ne visai teisingai lietuviškai, jie nulaužia paslaptis kosmoso, būties paslaptis. Jas iššifruoja. Ir pateikia mums jau kaip gatą atsakymą. Štai toks įspūdingas ženklas, kurio reikia klausytis atidžiai ir pagarbiai. Žuvis vandens ženklas, vanduo yra paslaptis ir mes jau kalbėjome apie tai, kad jos yra paslapties valdovės. Žuvų numerologinis kodas yra 18. Na ir vienas laimingiausių skaičių yra 9, o skaičiai, kuriems jos galbūt turėtų būti atidžios ir atsargios, įspėjantieji skaičiai, tai 4 ir 11. Akmenis. Be abejo, pirmoje vietoje ametistas. Taip pat sakyčiau puikiai labradoritas, žuvim puikiai tinka fluoritas, akvamarinas, turkis. Ir kadangi žuvis yra paskutinysis zodiako ženklas, kai kurių nuomonė manoma, kad jis yra ir pats stipriausias zodiako ženklas, daugiausiai energijos turintis, nes jis suteka visa zodiako energija. Tad iš esmės žuvis gali nešioti bet kokius akmenis, jos priema viską. Ir čia būtų vienintelis teisingas kriterijus, ar man patinka tas akmuo ar ne. Nepatinka, netgi jeigu bus parašyta, kad taip, jum tinka, nenešiokit. Beje, norėtųsi atkreipti dėmesį ir į smaragdą. Tai vienas iš tų retų zodiako ženklų, kuris gali drąsiai nešioti smaragdo papuošalus. Išties karališkas akmuo.
ir ne bet kam lemta džiaugtis šiuo akmeniu. Žuvim palankios spalvos – violetinė, alyvinė, melsvai žalsva. O totemas, kad dvi žuvytės, gyva ir negyva, jūs jau žinote, ir jos siejamos su gyvuoju ir negyvuoju vandeniu. Ir svarbiausia, kad tie vandenys nesusimaišytų. Kai žuvys susimaišiusios, prasideda chaosas. Ir tada mes turime jau patį liūdniausią, žemiausią žuvų lygmenį, tai alkoholis, tai visos kitos priklausomybės. Na, o toteminis gyvūnas pagal zoroastriečius jau būtų šuo. Šuo zoroastriečių yra labai vertinamas, jis jau nelaikomas gyvūnu, jis laikomas būtybė. Tai ta būtybė, kuri viską girdi, mato ir supranta, tik nesugeba pasakyti. Ir yra manoma, kaip atskirti gerą žuvį nuo žuvies, kuriai dar reikėtų pasistengti save realizuoti. Gera žuvis tyli, ji yra išmintinga. Kuo tu labiau panašus į savo totemą, tuo tu esi švaresnis, grynesnis ir pakilęs į aukštesnį savo vystymosi lygmenį, tuo tu arčiau Dievo. Šuo ištikimas, viską jaučiantis, viską užuodžiantis. Žuvis turi pasitikėti savo uoslėmis ir be abejo, žuvis yra be galo ištikimi ir atsidavę draugai. Paskutinios 5 dienos turi papildomą tą temą. Tai yra tie, kurie gimė nuo kovo 15-16 iki 20 dienos. Tai yra vadinamos ašarų dienos ir šių žuvų totemas jau yra delfinas. Išminties, gerumo ir draugiškumo simbolis. Kaip matote, žuvis tai yra tikrai gėrio ženklas. Norėčiau taip pat atkreipti dėmesį, kad žuvis tikrai išskirtinis ir ypatingas zodiako ženklas, mums visiems be galo svarbus, kaip krikščionybės pradžia, ir noriu priminti, su kokia tauta susijusi krikščionybės pradžia. Kristus, žydų karalius. Būtent žydai yra siejami su žuvų ženklu ir ne veltui vadinama Dievo išrinktąja tauta. Ta pati, ko gero, galima pasakyti ir apie žuvų ženklą, tai apie žuvis. Tai išrinktieji zodiako. Būkit laimingi, džiugiai sutikit savo gimtadienį.